Sveiki, brangieji, esu Lina Kontautienė iš įmonės OAB Ligni Linėja ir mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. O kadangi už lango dar saulė šviečia, bet neužilgus iškris pirmosios snaigės ir laukia labai gražus metų laikas, tai kviečiu pagalvoti apie dovanas ir gražias savo tiek darbo, tiek namų erdves. Būtent todėl šiandieną lankausi pas Godą Žiedų fėją. Labas, Goda. Labas, Lina. Trumpai papasakok, kuo tu užsiemi? Taip, tai aš esu Goda ir esu floristikos studijos Žiedų fėja įkūrėja ir savininkė. Žiedų fėja, floristikos salonas, tai jūs turite tik tai skintas gėlės ar dar kažką ypatingo darote? Žinoma, ne, skintos gėlės yra pagrindas, su kuriuo dirbame, tačiau taip pat kuriame puokštes, įvairius užsakymus, dekoruojame renginius tiek šviežiai skintomis gėlėmis, tiek kitomis natūraliomis medžiagomis, puošiame erdves bei prekiaujame įvairią produkciją, čia ant lentynos parodyta, tai interjero detalės, namų kvapai, augalai. Minėjai, kad dekoruojate erdves. Koks dažniausiai jūsų yra klientas, kuris kreipiasi dėl dekoravimo? Nors dažniausiai klientas vasaros laikotarpiu yra jaunieji, kuriem reikia vestuvių dekoratoriaus, tačiau šiuo metu ypač dažnai į mus kreipiasi įvairios įmonės, kurios nori pasipuošti savo administracinę erdvę ar fasadą. Taip pat įmonės, kurios švęs savo kalėdinius vakarėlius ir jiems taip pat reikalingas yra renginio dekoras. Tai pavyzdžiui, fotosieną galima kreiptis į tave, jeigu tu reikėtų. Taip, drąsiai, ar tai fotosieną, ar eglutę tą pačią papuošti. Ir eglutę netgi gali papuošti. Žinoma. Jeigu mes prakalbam apie renginius ir vestuvės, tai greičiausiai partneris, su kuriuo dirbi, tai yra renginių vedėjai. Taip, tai renginių vedėjai, renginių organizatoriai, tai jeigu vasaros laikotarpiu vestuvių planuotojai, tai jie taip pat dabar renginius ir žiemą organizuoja įmonėms įvairius. Taip pat labai laukiami bet kokie įmonėse atsakingi už renginius darbuotojai. Jeigu jūs planuojate renginį arba norite, kad gražiai atrodytų jūsų erdvė, tai prisiminkite Godą ir Žiedų fėją. Tikrai ras ir pasiūlys ne vieną sprendimą. Tai tavo geras klientas yra įmonės, kaip suprantu, didesni objektai, šventės, o fizinukai. Paprasti žmonės, kokio tipo žmonės tave gali kreiptis ir ko gali tikėtis? Tai šiuo bent jau laikotarpiu paprasti fizinukai žmonės, tai tikrai bet kas nori namus pasipuošti šiek tiek kalėdiškai, turėti gražų vainiką ir, kaip pasakyti, nenori tiesiog paprasto iš parduotuvės pirkto, nori su meile, rankų darbo vainiko. Tai advento vainikus mes pinam įvairius, yra daug pasirinkimo ir iš tikrųjų galima net suderinti pagal kiekvieno individualų norą. Tai va, aptariam produktus, o dabar truputėlį paslapties būtent apie pačią Godą. Kaip tu sugalvojai užsiimti tokią veiklą? Oi, čia tas klausimas toks, iš tikrųjų sunku net paaiškinti, būtų tikrai ne iš kažkokios reikiamybės sukurti verslą, o tikriausiai pirmiausia iš didelės meilės gėlėms, augalams ir gamtai. Jeigu jūs norite puokštės ne iš skaičiavimo pagamintos su meilė, tai kviečiu kreiptis į Godą Žiedų fėją. O tam, kad žinotumėte, kur jie rasti, Goda, pasakyk savo adresą. Tai adresas būtų Sukilėlių prospektas 86A, Eigulių rajone, Kaune. Ir kas yra senesni šio miesto gyventojai, kaip orientyras, tai yra buvusi parduotuvė Topolis. Taip. Tai ką, iki pasimatymo, lauksim pas Godą Žiedų fėją ir štai parodysiu, kaip čia dar yra visokių grožių. O tas grožis nesibaigia tik tai lentynomis, tikrasis grožis yra sukuriamas Godos rankomis. Ačiū, kad žiūrėjote. Lina Kontautienė iš įmonės OAB Ligni Linėja. Ir Goda Gudaitytė Žiedų fėja. Iki pasimatymo. Iki.